Netaip seniai Visagino taryba pritarė biatlono sekcijos atskirimui nuo Visagino sporto ir rekreacijos centro ir kitos visuomeninės organizacijos Visagino biatlono centro sukūrimui. Šio centro steigėjais turėjo tapti Visagino savivaldybės ir sporto klubas Favoritas vadovaujamas trenerio Viačeslavo Rumiancevo. Kartu su juo Favorito klube su vaikais dirba kita trenerė Anastasija Laikasava, kuri taip pat dirba Visagino sporto ir rekreacijos centre arba sporto centre, kaip dažnai vadinama trumpiau. Sporto centre dirba dar vienas biatlono treneris Jevgenijus Pečionkinas, kuris nesutinka su biatlono atskirimu nuo sporto centro ir perėjimu dirbti į naują visuomeninę organizaciją. Dėl šių priežasčių Visagino biatlono centras nebuvo įsteigtas, o sporto klubo Favoritas vadovas Viačeslavas Rumiancevas teigia, kad dėl nepakankamo finansavimo užsiėmimus su vaikais planuoja nutraukti. Pasak jo, šiandien tėvų įnašai į klubą Favoritas yra 20 eurų per mėnesį už tuos vaikus, kurie nelanko Visagino sporto ir rekreacijos centro, ir 14 eurų už tuos vaikus, kurie ten mokosi, nes sporto centrui už treniruotes moka 6 eurus. Šio finansavimo, pasak abiejų Favorito klubo trenerių, treniruočių procesų neužtenka. Iš viso biatlono klubo veikloje dalyvauja apie 50 vaikų. Jų tėvai sunerimę dėl perspektyvos uždaryti klubą Favoritas išsiuntė laišką merui, Visagino tarybai, savivaldybės administracijos direktoriui. Tėvai savo laiške visų pirma išreiškė susirūpinimą dėl trenerės Anastasijos Laikosavos mažo atlyginimo, dirbančios tik 0,3 etato. Taip pat dėl to, kad rugsėjį Favorito klubas gali nustoti gyvuoti. Tėvai ir visuomenė savo laiške prašė skubiai, prieš prasidedant naujiems mokslo metams, išspręsti šią problemą. Laišką pasirašė 107 asmenys. Rugpjūčio 25 dieną Visagino tarybos posėdyje, kaip informacinis klausimas, buvo aptarta biatlono situacija, apie kurią laiške rašė ir salėje buvę tėvai. Klausimą pateikė Švietimo kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus vedėja Asta Seliūnienė. Ji atsakė į tėvų ir tarybos narių klausimus. Pakomentuoti esamą situaciją paprašė kultūros ir sporto komiteto pirmininkas Sergejus Kotovas. Šiandien taryboje iškėlėme šį klausimą kaip informacinį ir supratome, kad tėvai ir vaikai nenori, kad treneriai keistusi. Vaikai nori treniruotis pas Rumiancevą ir kitą trenerį, kuris dirba sporto centre. Žinoma, Rumiancevas nori, kad tai būtų VŠI, bet šioje situacijoje, kai Pečionkinas neketina keltis į VŠI, dirbk taip, kaip buvo anksčiau, kai visi treneriai ir visa visuomenė sutarė ir mes darėme VŠI krepšinį, futbolą, imtynės. Tačiau šiuo atveju vienas treneris nesutinka, o mes negalime to padaryti. Rekomenduojame tėveliams elektroniniu būdu registruoti visus vaikus į sporto centrą ir tik pabrėžti elektroninę formą, kad sistema parodytų, o savivalda matytų visus vaikus ir kiek jų yra. O kai pamatysime vaikų skaičių, bus galima paskirstyti valandas tarp 2 trenerių. Jei vaikų dar daugiau ir jei Rumiancevas sutinka dirbti sporto centre, padidinus valandų skaičių yra galimybė Rumiancevą įdarbinti. Taigi, pasak Sergejaus Kotovo, problema gali būti išspręsta, jei visi šiandien Favorito klube besitreniruojantis vaikai užsiregistruos į sporto ir rekreacijos centrą. Tai šiandien sporto centre dirbantis biatlono treneriai, o būtent Anastasija Laikasava gali gauti daugiau valandų, atitinkamai didės ir atlyginimas, dėl kurių šiandien susirūpinę tėvai. Jei vaikų bus tiek, kad reikės kito trenerio, tuomet Viačeslavas Rumiancevas bus pakviestas dirbti į sporto centrą. Taip, visa tai žinoma tiesa, bet prireiks laiko parengti sprendimo projektą, dar vieną etatą sporto centre, didinti valandas ir skirti finansavimą kitiems treneriams. Bet visa tai daroma, visa tai galima padaryti. Situaciją su Visagino biatlono pakomentuoti paprašėme ir mero Erlando Galaguso. Tikrai, labai įdomi situacija. Aš asmeniškai net buvau susitikęs tiek su sporto centro, tiek su klubo Favoritas, kuriame vaikus treniruoja Viačeslavas Rumiancevas treneriais. O galimybė yra maždaug tokia pati kaip ir futbole, krepšinyje ir graikų romėnų imtynėse. Jei visuomenė, tėvai ir treneriai nusprendžia, kad šią veiklą norėtų užsiimti ir užsiimti atskirai, klube,
Tuomet reikia susitarti, suprasti, kokios savivaldos priemonės išryškins, kokios bus sąlygos. Tačiau laikui bėgant matau, kad visuomenė nesutiko. Vienas treneris nori likti sporto centre, kitas į atskirą klubą. O kol nėra bendro sprendimo, niekas nieko neprivers. O mes, atlikdami savivaldą su funkcija, finansuojame šią sporto šaką, bet sporto centro apimtimis. Meras taip pat sakė, kad ten gali kreiptis tėvai, kurių vaikai nori dalyvauti biatlone sporto centre. Tie родители, которые хотят. Tie tėvai, kurie nori, kad jų vaikai mokytųsi komercinėme klube, favoritas, gali ten registruotis. Mes kaip savivalda jokių apribojimų nedarome ir negalime daryti. Tai yra visiškai atskiras komercinis subjektas. Meras taip pat sakė, kad laikinai einančio sporto ir rekreacijos centro direktoriaus žiniomis, papildomai prie tų vaikų, kurie ten jau užsiema biatlonu, buvo pateiktas tik vienas prašymas. Jei bus daugiau paraiškų, svarstysime ir, jei reikės, padidinsime esamų trenerių valandas. Tada tai ir bus daroma. Kai buvo ruošiamas reportažas, mums paskambino trenerė Anastasija Laikosova. Pasak jos, tėvai bandė pateikti prašymą vaikų priėmimui į biatlono skyrių. Sistema parodė, kad yra 7 laisvos vietos. Tačiau elektroninės vaiko registracijos metu trenerio pasirinkti neįmanoma. Pasak Anastasijos, jie jau subūrė 2 grupės po 13 žmonių. O tie favorito klubo vaikai, kurie norėtų kartu su jie sportuoti sporto centre, visai tikėtina, kad pateks pas kitą trenerį. Mes toliau svarstysime situaciją su biatlonu, nes jame vis dar yra neaiškių klausimų. Aikštelėje prie Lidl parduotuvės įrengtas LED ekranas gyventojams kelia pagrįstą klausimą, kada jame atsiras informacija. Išties, anksčiau buvo pranešama, kad LED ekraną ketinama įjungti vasaros pradžioje. Tačiau, kaip paaiškino vietos ūkio valdymo ir statybos skyriaus vedėja Valentina Raubiškienė, rangovas dar nepateikė savivaldybei visos reikalingos dokumentacijos ir įrangos sertifikatų, kad būtų galima patikrinti visų šių dokumentų atitikti projektui. Projektą kuruojantis ekspertas parašė nemažai pastabų dėl dokumentacijos, kurios buvo perduotos rangovui. Gyventojai taip pat pastebėjo, kad LED ekranas periodiškai įsijungia ir išsijungia. Valentina Raubiškienė paaiškino, kad tokiu būdu buvo vykdomas ekrano testavimas. Taigi, kol kas belieka laukti, kol bus baigti dokumentacijos tikrinimo darbai, kad būtų visiškai tikri, jog įrengta būtent ta įranga, kuri buvo numatyta projekte. Mero Erlando Galaguzo teigimu, LED ekrane bus transliuojama socialinė reklama, savivaldybės informacija, neatmetama ir komercinės reklamos transliacija. Pateikus LED ekraną eksploatacijai, savivaldybė pradės rinktis šio objekto administratorių. Kaip buvo pranešama anksčiau, LED ekrano įrengimas miesto biudžetui kainuos 158 tūkstančius eurų, iš kurių 11 782 eurai statybos projekto parengimas, kurį atliko Vilniaus UAB Process Office. 2420 eurų projekto ekspertizė, kurią atliko Vilniaus UAB Darbasta. 144 tūkstančiai eurų įrangos pirkimas ir statybos darbai, kuriuos atliko Kauno kooperatinė bendrovė Katos grupė.